pagrindinė problema buvo mėšlo kvapas fermų ir mėšlo fermentacija. Vasarą ypač tai pasireiškdavo labai intensyvus kvapas, nes ir vėjai turbūt mažesnė vasara, mažesnė oro kaita. Paprasta jį naudoti su paprastu akumuliatoriniu nugariniu purkštu vieną kartą į savaitę, praeinant per fermą ir visos problemos išspręstos. Sumažėjo kvapas, pagerėjo skysčių įgeriamumas turbūt į mėšlą, į šiaudus ir fermentacija pagreitėjo mėšlą. Dar mėšlas pasidarė puresnis, lengviau kratos, jisai geriau susifermentavęs ir patyrimai rodo, kad ir visų medžiagų daugiau jame išlikęs. Kadangi patiko jis mums ir paprastumu naudojimo ir efektyvumu, tai naudosim mes jį ir toliau. Ir darysim tyrimus ir žiūrėsim, kiek pagerės dirvožemis. Kas turi gyvuliuką, palinkėti kantrybės ir ištvermės turbūt, nes panašu, kad vėl ateina nelabai dėkingi ir finansiškai ir geopolitiškai laikai, tai čia mes turėsim būti kantrūs ir užsispyrę turbūt išgyventi su gyvuliukais.